Labadiena, tai Ignalinos televizijos informacinė laida. Kviečiame žiūrėti ir prisiminti šios savaitės įvykius. Labadiena. Šią savaitę visoje Lietuvoje vyko renginiai skirti sausio 13-osios įvykiams atminti. Grupė Laisvės gynėjų ignaliniečių dalyvavo iškilminguose renginiuose Lietuvos Respublikos Seime. Ignalinoje Laisvės gynėjų dienos minėjimas surengtas sausio 13 dieną Kultūros centre. Tikrąjį tautos ryžtą ir nepalaužiamą vienybę parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Laisvės siekis pareikalavo nemažai aukų. Apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Šis skaudus ir garbingas tautos istorijos laikotarpis muzika, poezija, dainomis, liudininkų pasakojimais dar kartą prisimintas Ignalinos kultūros centre vykusiame minėjime. Jo metu pasveikinti Laisvės gynėjai, eksponuota Alfredo Girdziušo fotonuotraukų paroda 1990-ieji sausis. Ačiū Jums, kad Jūs labai geranoriškai prisidedat į, manyčiau, labai svarbią mums gyvenimo datą. Taip, iš tikrųjų, kas yra ta sausio 13-oji? Tai tie, kurie važiavom, kurie budėjom, tie, kurie ir iki to, ir po to, ir ne tik tai budėjo, bet ir gyveno Seime, aišku, turbūt prisimena savai šitą dieną, šitas dienas, tai pakankamai, tų, kurių nepalėtė, tai įdomios turbūt dienos, įdomios naktis buvo. Tie, kurie mes, sakykime, vedini pagarbos ir atsakomybės jausmo, o tokio jausmo tikrai, sakyčiau, buvo labai daug Ignalinoje ir ačiū visiems ignaliniečiams. Aš atsimenu, su gerbiamu Arūnu mes tada pakankamai daug bendravom ir, tai buvom susitarę, kad kasdieną važiuos ar po 8 ar po 10 autobusų, bet tikrai būdavo nepatogu, kad žmonių ateidavo pakankamai daugiau, negu būdavo vietų autobuse. Ir tada sakydavom, būkit geri, ateikit rytoj, ir rytoj vėl bus autobusai, vėl rytoj reikės jūsų pagalbos, vėl rytoj reikės budėjimo. Ir aš labai norėčiau pasakyti nuoširdų ačiū apskritai visiems žmonėms geranoriškumo. Niekas nekalbėjo apie tai, kad maža pensija, mažas atlyginimas, ar dar kažko trūksta, parduotuvių mažai, eilės didelės. Toks buvo gyvenimas ir talonai buvo ir taip toliau. Bet mes visi norėjom vieno. Mes norėjom laisvės. Rajono meras Bronius Ropė dėkojo ignaliniečiams už drąsą, pasiaukojimą ir pasveikino ypatingai pasižymėjusius žmonės, kurie šiandien vadinami Laisvės gynėjais. Jie daugiau padarė už mus visus ir todėl yra to laikotarpio didvyriai, sakė meras. Minėjime dalyvavo 10 Laisvės gynėjų. Jiems įteikti Ignalinos krašto nuotraukų albumai Gėlės. Jau buvo nutilę šūviai prie televizijos ir radio komiteto televizijos bokšto, Bučilytės nesigirdėjo balso. Visi tie, kurie buvo lauke ir mano vyrai, kurie buvo viduje, laukiame, kada pradės pulti aukščiausiąją tarybą.
Tiesiog laikas virto amžinybę, neaišku buvo kelinta valanda, žmonės petys petin stovėjo prie pastato. Savo šiandienos jausmais ir tų dienų prisiminimais pasidalijo laisvės gynėjai Nijolė Nagurnaitė ir Arūnas Domininkas Grabažis. Jų kalba, tokia tikra, nuoširdi ir tokia gyva, lyg vakar viskas būtų vykę, negalėjo nejaudinti. Svarbiausi žodžiai buvo apie viltį, tikėjimą ir šviesesnį gyvenimą. Laisvės gynėjai ir renginio dalyviai tylos minutę pagerbė žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą. Visą laiką scenoje buvo rodomi sausio 13-osios įvykių vaizdai. Skambėjo vakaro vedėjos Nijolės Misiūnaitės skaitomos eilės. Nuostabią muziką dovanojo Ignalinos muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai. Styginių ansamblis, solistė Birutė Paukštienė, smuikininkė Greta Murmaitė, pianistas Justas Čeponis ir kiti. Jaudinančias dainas atliko Ignalinos kultūros centro vokalinis ansamblis Iš širdies. Laisvės gynėjų diena prasmingai paminėta ir mokyklose. Rajono mokyklos aktyviai įsijungė į respublikinę akciją Atmintis gyva, nes liudija. Klasėse buvo uždegtos žvakutės, mokiniai ir mokytojai kalbėjo apie sausio 13-osios įvykius, stebėjo filmuotą medžiagą, nuotraukas, skaitė eiles. Praeitą savaitę rajono meras Bronius Ropė aplankė Daugėliškį ir Didžiasalyje globojamus vaikus, taip pat pabuvojo Ignalinos mokyklos darželio Šaltinėlis specialiųjų poreikių vaikų grupėse. Susitikimų metu vaikai dainavo, šoko, globos namų auklėtiniai pasako apie praėjusias šventes, kurias dauguma praleido šeimose. Meras kiekvienam įteikė po dovanėlę, palinkėjo gražių metų, bei pasidžiaugė, kad jie taip draugiškai gyvena, moka linksmintis, turi rūpestingus auklėtojus vadovus, bei geras sąlygas mokytis ir tobulėti. Savivaldybės administracija rengia sprendimų projektus vasario mėnesį vyksiančiam rajono savivaldybės tarybos posėdžiui. Tai sprendimai dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto, ekonominės socialinės raidos programos priemonių metams patvirtinimo, Miko ir Kipro Petrauskų premijos skyrimo, biudžetinių įstaigų Ignalinos kultūros centras ir Ignalinos moksleivių namai sujungimo ir kiti. Plačiau apie juos pasakosime kitose laidose. Sausio 11 dieną meras Bronius Ropė dalyvavo vyriausybės pasitarime dėl rėmimo fondo Ignalinos atominės elektrinės zonoje esančioms biudžetinėms įstaigoms pratęsimo. Vyriausybės nariai pritarė nuostatai, kad ir sustabdžius elektrinę, rėmimas kol kas turi išlikti. Artimiausiame vyriausybės posėdyje bus priimtas sprendimas dėl finansavimo klausimų. Sausio 14 dieną viešųjų paslaugų verslui centre pristatyta Ignalinos rajono vietos veiklos grupės strategija ir projekto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ignalinoje antrojo etapo darbai. Pristatyme dalyvavo rajono meras Bronius Ropė, strategijos vadovė Ligita Smagurauskienė bei vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas Arūnas Domininkas Grabažis. Jie pasidžiaugė, kad šių metų sausio 7 dieną pasirašyta Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos finansavimo sutartis, pagal kurią Ignalinos rajono kaimo plėtros projektams skirta 7 100 000 litų. Tai puikiai galimybė kaimo žmonių gyvenimą padaryti patogesnį, gražesnį bei įdomesnį, įgyvendinti tuos projektus, kurių vienoje ar kitoje vietovėje labiausiai reikia. Kas galės pretenduoti į šią paramą ir kokios veiklų kryptys bus remiamos? Bus remiami juridiniai asmenys įregistruoti Ignalinos rajone, žodžiu, bendruomenės, įmonės, įvairios asociacijos, kitokios organizacijos, kurios veikia ne Ignalinos mieste, kaimo teritorijoje. Ir bus remiamos kelios kryptis, būtent privataus verslo iniciatyvų kaime skatinimas, kaimo infrastruktūros gerinimas, didžiausia dalis lėšų skirta šitai priemoniai, kaimo gyventojų aktyvinimas ir laisvalaikio užimtumo gerinimas, turizmo informacijos pateikimo gerinimas,
kultūros ir kultūros paveldo objektų gerinimas ir viešųjų amatų steigimas. Ir šie projektai kokios vertės galės būti? Sakykime, kokia mažiausia vertė ir kokia didžiausia? Mažiausia paramos suma yra 25 000 litų, didžiausia paramos suma 150 000 litų. Ir reikės prisidėti savo lėšų arba pinigais, arba turtu, arba savo darbu nuo 10 iki 30-40% priklausomai nuo projekto rūšies. Ar pajėgios bendruomenės dalyvauti šiuose konkursuose, teikti paraiškas ir kaip joms bus padedama? Labai tikimės, kad jos taps pajėgiamis, kadangi pirmiausia, jos turėtų turėti poreikį ir gerą idėją ir tada mes jiems pagelbėsim tą idėją generuoti, padėsim mokytis, kaip rengti projektą, padėsim netgi praktiškai parengti paraišką, žodžiu, konsultuosim visą laiką, pradedant nuo idėjos įgyvenimo iki pat atsiskaitimo. Ir bendruomenės galės daug mokytis, daug konsultuotis ir tikimės, kad jei ne po pirmo etapo, tai jau trečiame etape tikrai jau net ir be mūsų pagalbos galės sudalyvauti. Jūs minėjot, kad bus daug renginių ir daug mokymų visą šį pusmetį, bet jeigu kažkam iškiltų klausimų arba, sakykime, jie norėtų pasikalbėti, savo idėją išsakyti, kur jiems kreiptis? Visada laukiam, visą darbo dieną mes esame prieinami Ignalinos atominės elektrinės regiono viešųjų paslaugų verslui centre, centrinėje aikštėje, esančiame pastate, būsime pirmame aukšte ir gali kreiptis, o telefonas dar keisis, tai informuosime atskirai, šiuo metu yra 52146. Važinėsime po seniūnijas, darysime didelius bendrus renginius, darysime mokymus, konsultacijas, konkursus, daug įvairiausių renginių. Meras Bronius Ropė pastebėjo, kad be savivaldybės pagalbos bendruomenėms bus sunku įsisavinti visas lėšas. Todėl savivaldybė įsipareigoja teikti reikalingą pagalbą, tarpininkauti ir bendradarbiauti, kadangi dauguma projektų spręs ne tik atskiros grupės žmonių, o visos gyvenvietės interesus. Pristatyme pateikta informacija ir apie kitus 2007-2013 metų laikotarpio ES remiamus projektus. Juos įgyvendinant planuojama panaudoti apie 80 milijonų litų paramos lėšų. Praeitais metais baigtas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Ignalinoje projektas. Tai didžiausias iki šiol europinis projektas rajone. Jo vertė apie 11 milijonų litų. Buvo pristatyti ir šio projekto antrojo etapo darbai, kuriuos šiemet atliks ta pati įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Grundolita. Manau, Grundolita vėl tas pats rangovas, yra labai stipri organizacija, kuri mūsų nepavedė, visus darbus pirmam etapė atliko gerai ir jie įsipareigojo netgi kažkur tai iki Liepos pradžios ar netgi birželio pabaigos, mes visas jėgas ir turbūt visas gatves padarys. Tai Bažnyčios gatvė, Miško, Laisvės, Ramybės, Šilo, Ažušilės, Medžiotojų, Sodų Gėlių, Cvirkos ir Aukštaičių. Šitose gatvėse bus ir Laisvės gatvė. Tai bus pratęsta 1,1 km vandentiekio ir 3,9 km, beveik 4 km nuotekų. Pastatyta bus viena perpumpos stotis. Rajono gyventojai šiais metais norintys gauti paramą maisto produktais iš intervencinių atsargų iki vasario 19 dienos seniūnijose turi užpildyti prašymus. Būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaikų gimimo ir santuokos ar ištuokos liudijimus, pažymas apie 3 paskutinių mėnesių darbo užmokestį. Ši parama priklauso tuomet, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršė 525 litų. Primenu, kad savivaldybės administracijos juridinėme skyriuje rajono gyventojams teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba, taigi prašom naudotis šią paslaugą. Tiek savivaldybės informacijos šioje laidoje, viso geriausio.
tokia žiema, kokią matome šiemet, žvelgdami pro langus arba keliaudami automobiliu, mūsų kraštus buvo aplankiusi jau senokai. O gausus sniegas ir šalčiai kelia rūpesčių ne tik kelininkams, bet ir kelių eismo dalyviams. Šalti ir pakankamai sniego šiemet į mūsų kraštus atnešę orai tikra palaima žiemos pramogų mėgėjams. Tačiau kelių eismo dalyviams, ypač automobilių vairuotojams, sniegas ir šaltis gerų emocijų tikrai nesukelia. Greičiau atvirkščiai. Juk ryte dažnai po didelių pastangų pagaliau užvedus automobilį reikia juo dar ir nuvažiuoti kartais ne vieną 10 kilometrų. O kaip tą padaryti saugiai, kuomet neretai net respublikinės reikšmės keliai būna labiau panašūs į neblogai įrengtas čiuožyklas ar slidinėjimo trasas. Tokius rebusus dažnam vairuotojui šią žiemą tenka spręsti kone kasdien. Tad kaipgi reikia vairuoti, kad tikslą pasiektum gyvas ir sveikas, o atvažiavęs į vietą ir palikęs savo transporto priemonę automobilių stovėjimo aikštelėje, neužsitrauktum kolegų ar pareigūnų nemalonės. Apie šiuos ir panašius dalykus kalbėjome su Ignalinos rajono policijos komisariato kelių policijos poskyrio specialistu Kazimieru Leleika. Po kelių besniegių žiemų šiemet mūsų kraštuose vėl šalčiai ir sniegas. Ar mūsų rajono vairuotojai dar neužmiršę, kaip reikia vairuoti būtent tokiomis eismo sąlygomis? Ar jaučiate eismo įvykių susijusių su sudėtingomis eismo sąlygomis padaugėjimą? Iki šios dienos tokio didesnio pastebėjimo, kad būtų daugiau eismo įvykių, nėra. Kaip ir eilinės dienas. Kartais netgi mažiau būna tam tikrais laikotarpiais nei vasaros metu. Tikriausiai, kad dėl to, kad vairuotojai elgiasi atsakingiau kelyje. Tačiau turbūt gal ne tiek jūs, žinoma, tai labiau būtų adresuota kelininkam, bet ar nesulaukėt skambučių dėl to, jog vienur ar kitur kelias nenuvalytas, neįmanoma pravažiuoti ar labai slidu, ar dėl to vairuotojai nebando apeliuoti ir į policijos pareigūnų sąžinę? Iki šios dienos mes ir nebuvom gavę tokių pranešimų, kad kažkur tai nebūtų galima pravažiuoti. Buvo čia per šventinį laikotarpį, buvo slidus kelias labai, bet vairuotojai tikriausiai supranta žmonės, kokią situaciją šalyje, dėl to išskirtinių atvejų tikrai neturime. Tačiau šiaip ar taip, žiemos laikotarpiu patekę, kad ir visai menką eismo įvykį, vairuotojai dėl to dažniausiai vis tik kaltina kelininkus. Nors policijos pareigūnų įsitikinimu taip elgtis mažiausiai nesąžininga. Vairuojant automobilį bet kokiu oru, už saugumą atsakingas visų pirma pats eismo dalyvis. Kelių eismo taisyklės yra aiškiai nurodyta, kad vairuotojas privalo pasirinkti tokį greitį, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti transporto priemonę. O greitis pasirinkamas pagal kelio dangos būklę, pagal meteorologinės sąlygas, pagal transporto priemonės techninę būklę. Tai tokia situacija, kad vairuotojas praktiškai pats turi įvertinti visą situaciją ir važiuoti tam tikrų greičių. O kelio būklė savaime aišku irgi turi įtakos. Tačiau, kiek suprantu, dėl to, kad sunku važiuoti, visą laiką kelininkų nereiktų kaltinti. Ne, tikrai kelininkų nereikia kaltinti, tiek kelininkų, tiek seniūnijų, nes dalis kelių priklauso ir seniūnijam. Kaltinti nereikia, reikia patiems vairuotojams būti atidesniem ir tiek. Prisižiūrėti savo transportus, pasirūpinti gerom padangom, šviesomis tamsiu paros metu ir stengtis laikyti saugaus greičio, kas yra pagrindinė eismo įvykių priežastis. Ir vis tik smulkių eismo įvykių, kuomet kartais absoliučiai niekam žalos nepadaręs automobilis nuslysta nuo kelio, pasitaiko ne taip jau retai. Kelių policijos poskyrio specialisto Kazimiero Leleikos teigimu, daugeliu tokių atvejų nebūtina į įvykį kviesti ne tik policijos, bet net ir draudimo bendrovės atstovų. Jeigu žala, kad nepadaryta kitam asmeniui, nors ir apgadintas savo automobilis, vairuotojas neprivalo pranešti policiją, pasirūpinti pats savo automobiliu. Nėra būtinybės, kas anksčiau būdavo. O draudimo bendrovėm, tai čia pačio vairuotojo reikalas. Jeigu jo draustas automobilis, kaip vadinama kasko draudimu, tai ir apgadina automobilį, tai jis turi kreiptis į draudimą dėl žalos nuostolių padengimo.
Tačiau jeigu yra eismo įvykis, bet jo metu visiškai niekam jokia žala nepadaryta, galima apie tai niekam ir nepranešti. Tikrai galima nepranešti. Bet to yra pasikeitę kai kurie kelių eismo taisyklių punktai nuo naujų metų, kad apie eismo įvykį galima nepranešti ir tada, kai eismo įvykiai dalyvauja daugiau nei 3 transporto priemonės. Lygi naujų metų buvo privaloma pranešti. Ir dar vienas žieminio eismo ypatumų pastebėjimas. Šiuo metu, kai dauguma automobilių stovėjimo aikštelių prie įmonių, įstaigų ar parduotuvių yra padengtos privažinėtų sniegu ir žymėjimo linijų nesimato, vairuotojai savo transporto priemonės juose dažnai įsigudrina statyti tiesiog bet kaip. Neretai ir neįgaliesiems ar tarnybiniam transportui skirtose vietose. Ar tikrai taip elgtis leidžia kelių eismo taisyklės? Na, jeigu jau nesimato ženklinimo, tai reikia taip laikytis kaip ir bendros tvarkos, o kaip ir šitoje aikštutėje mes matome, lyg ir ženklinimo nėra, bet žmonės įpratę nuo vasaros laiko, ar jie stato, kur yra žino, kad paženklinta. Na, jeigu atsiranda vienas kitas, daugiausiai tai ne vietiniai būna žmonės ir nežino, kaip statyti. Na, vis tiek jie stato taip, kad netrukdytų kitiems eismo dalyviams, kitiems vairuotojams. O taip yra susikrošius tokia praktika, kad dauguma vis tiek yra vietiniai pagrindas ir jie stato pagal vasarą. Kaip buvo subraižytos, maždaug jie ir laikosi tų vietų. O jeigu jau, kur yra invalidų vietos, tai jos dauguma yra paženklintos dar kelio ženklų papildomai. Ne tik tai, kad yra pažymėta ženklinimų kelio, bet yra kelio ženklas ir tenai jau draudžiamas to. O kur nesimato, tai ką? Jeigu žmogus nežino, tai ir nesimato, tai žmogaus negalima kaltinti, kad jisai pažeidė kažką. Tačiau jeigu yra kartu ir kelio ženklas stovintis, jog tai neįgaliesiems skirta vieta, tai reikia vadovautis tuo ženklu. Taip, būtinai, nes kelio ženklų reikia vadovautis, o ne ženklinimu. Na, o pabaigai, kaip ir dera prasidedant naujiems kalendoriniams metams, keletas minčių apie padėtį rajono keliuose praėjusiais metais. Statistiniai duomenys byloja, jog padėtis gerėja. Taip, tikrai taip ir mes galim pasidžiaugti, jau kaip žinom, kad Ignalinos rajono savivaldybė gavo kaip didžiausią pažangą padariusi saugaus eismo srityje nominaciją, taip ir mes galim pasidžiaugti, kad 9 metais žymiai mažiau nukentėjo žmonių eismo įvykiuose negu 8. Čia trumpai galiu statistiką pasakyti, kad 8 metais į visą įvyko 25 eismo įvykiai, o 9 tik tai 9. Šiuose eismo įvykiuose buvo sužaloti arba žuvo žmonės. Per 8 metus buvo žuvusių 10, o per 9 tik tai 2. Tai yra mažėjimas 80%. Tas pats ir sužeistų, kas buvo 8 metais 34, o 9 metais tik tai 10. Taip, kad tikrai yra džiuginantys skaičiai, gal pagaliau pradėjomės jausti ir tą visuomenės atsakingesnį požiūrį į kelių eismo taisyklių laikymas ir paskelbtos akcijos skelbime karą keliuose rezultatai tai susideda. Tai, kad vis čia yra bendras rezultatas pasiektas visų, tiek rajono savivaldybės, tiek policijos, tiek mokytojų, kurie irgi tikrai rūpinasi. Taip, kad perspektyvos irgi yra, gal tikėkimės džiuginančios, kad jeigu tai bus kaip ir praeitais metais, tai situacija šiandien rajono keliuose gerės. Kai laikysimės tų pačių preratyvų, dėl ko daugiausiai įvyksta eismo įvykiai, tai pėstieji, neblaivūs dviratininkai ir aišku, girti vairuotojai. Kad ir kaip keistai beskambėtų, bet netgi ir tų, kurie anksčiau drąsiai sėsdavo prie vairo išlenkę vieną kitą taurelę alkoholio, praėjusiais metais rajone buvo sulaikyta net 60 mažiau. Nors įvairių reidų policijos pareigūnai rajono keliuose pernai organizavo netgi daugiau nei 2008-aisiais. Tad belieka tikėtis ir laukti, jog ir neseniai prasidėję 2010-ieji rajono keliuose bus pakankamai saugus ne tik šią žiemą, bet ir visus metus. Ignalina populiariausia slidinėjimo vieta Lietuvoje. Vos iškrinta sniegas, į mūsų miestą savaitgaliais plūsta slidinėtojai iš visos šalies, kartais ir kaimyninių respublikų. Tačiau kažkodėl tarp ignaliniečių slidinėjimas nėra labai populiarus. Kada paskutinį kartą buvai slidinėti? Neatsimenu, gal prieš kokius 3 metus buvau tikrai.
Oho, taip seniai, o kodėl tada neini, juk čia toks geras sporto centras, galima slidinėti. Nežinau, kai kas nors pasikvies, tikrai, garantuotai naisiu. Tai kompanijos tik tai trūksta. Taip, kompanijas. Nu tą žiemą praeitais metais. O jūs pats iš Ignalinos? Beveik iš Ignalinos rajono. Ir sakykit, pašonė yra toks puikus slidinėjimo centras. Kaip čia taip išeina, kad nei jūs, nei dauguma ignaliniečių neina slidinėti? Nelabai laiko atsiranda, bet dirbam. Savaitgalis, žvejyba. Dabar kada paskutinį kartą slidinėjote? Šeštadienį. Šį šeštadienį? Taip, šį. Ignalina ar kažkur? Ignalinoje, sporto bazėje. O kaip šaunu. O jūs? Aš dažnai pervažiuoju, paslidinėju. Jeigu taip humoro forma, nelabai, amžius ne tas. Oi, žinokit, labai seniai. Gal mokyklon, kai jau dar kokioj 12 klasėj. O kas trukdo ignaliniečiams slidinėti, kaip jums atrodo? Noro nėra, gal. Slidinėt seniai, 15 metų. Oho, sakykit, kaip jums atrodo tuomet Ignalinoje, šalia Ignalinos yra toks puikus slidinėjimo centras, kodėl ignaliniečiai taip vangiai juo naudojasi? Sunku pasakyti. Kodėl? Neįdomu turbūt. Sunku pasakyti. Apie savaitgalį. Šį savaitgalį? Jo, bet ne sporto centre. Ar dažnai slidinėjate? Šiaip? Ne dažnai. Užpernai. Oho, ko taip ilgai laukia? Pernai žiemos nebuvo. O šiemet puikiai žiema. Nu tai vat, nėra apšvietimo, kas blogai. Būtų apšvietimas, vakare po darbo visi varytų, o per išeiginės ten žmonių krūvai neįmanoma ten prasibrauti. Kelis kartus buvau nuvažiavęs, tai eilė tokia, kad ten per valandą 2-3 kartus nusileisi. Slidinėjau neseniai antradienį. Čia Ignalina ar kažkur kitur buvo? Čia Ignalina užtenkama vietos, sąlygos leidžia. Slidinėjom kartais, bet ne nuo kalno. Nuo mažų kalniukų miške. O šiaip ar dažnai slidinėjate? Na, aš nepasakyčiau, kad aš labai dažnai slidinėjau, bet jeigu sniegas yra ir jeigu nelabai šalta, tai jau save varau į lauką paslidinėti. Liaudies išmintis byloja, batsiuvys vaikšto basas. Kaip žmonės gyvenantys Palangoje retai kada nueina į pajūrį, taip ignaliniečiai retai kada naudojasi Lietuvos žiemos sporto centro teikiamomis paslaugomis. Šiandien norėtume pakalbinti Lietuvos žiemos sporto centro direktorių Bronių Cicėną. Sakykite, kodėl ignaliniečiai taip vangiai naudojasi jūsų paslaugomis? Nepasakyčiau, kad vangiai, mažokai, bet aš pažįstu labai daug šeimų, kurios tikrai naudojasi paslaugomis ir manau, kad tai nedaugiau kaip, ne tiek, kad paslaugomis, bet aplamai naudojasi gamtos sukurtais turtais. Tai yra mūsų visa gamta, tai yra tikrai sukurti turtai ir ignaliniečiai, mano akimis žvelgiant, tai turėtų aplamai čia gausiai slidinėti ir ugdyti savo, kaip sakant, tuos fizinius sugebėjimus ir vaikams skiepyti meilę slidinėjimui, kadangi slidinėjimas tai viena iš aktyvaus gyvenimo būdų. Norėdami ignaliniečius pritraukti truputį į aktyvę fizinę veiklą ir konkrečiai slidinėjimą, tai eina kalba apie ne kalnų slidinėjimą, o tą lygumų. Mes su Ignalinos moksleivių namais norime aktyvinti tą visą rajono veiklą gyventojų ir pakviesti į snaigės žygį. Kada vyks snaigės žygis, paklausime Ignalinos moksleivių namų direktoriaus pavaduotojo Jono Paslausko. O į snaigės žygį mes kviečiame 23 sausio nuo 13-14 valandos čia žiemos sporto centre bus duotas startas, distancijos bus pagal pageidavimą, pagal pasirinkimą nuo 3 km iki 10 km. Tik noriu paaiškinti žmonėm, kad tai yra jis nesportavimui, yra sveikata jūsų pasivaikščiojimui, mes nenuimsim laiko, neįvarysim jūsų nieko, paprasčiausiai pažinti su mūsų gamta puikiai paruoštomis trasomis, kaip atrodo užušlė ta pati mūsų žiema. Ir kiekvienam dalyviui mes teiksime pažymėjimą, kad kokia distancija įsiveikė ir data, viskas bus tas atžymėta, Bronis žadėjo ir arbatą pavaišinti ir manau, kad sutarsim ir gal dėl nuolaidos slidėm nuomos, kas neturės inventoriaus. Čia tai jau
dar tą patikslinsim dalyką, bet tikrai kviečiame 23 sausio 13 val. Į Žiemos sporto centrą ir bandysim supažindinti su netgi įslydimo būdus žmonėms parodyti, kaip inventorių naudotis jo, koks jis turi būti, kaip tepti tas slides, tą padarys mūsų treneriai moksleivių namų. Taip kad prašome visus, kviečiame, ateikit su tėvais, vaikais, seneliai, visus, kas tik tai galite. Aš norėčiau irgi tuo pačiu pasakyti, kad ta akcija Snaigės žygis, ta akcija nesibaigs tuo vienadienio pasivažinėjimo. Norėčiau pasakyti, kad tikrai ignaliniečiai laukiami Žiemos sporto centre, dar kartuoju, tokį turtą turėdami gamtos dovaną. Čia yra visos sąlygos sportuoti. Jeigu kam kažkas tai dar gėdijasi, kad nežino ten kaip slidinėti, kaip ką, aš ir asmeniškai galiu kaip ir specialistas, reiškia, galiu ir pamokinti visuomeniniais pagrindais. Taip pat galim ir išnuomoti slidinėjimo inventorių su nuolaida be abejo. Ir tikrai, kad ignaliniečiai atvyktų ir kad tikrai pasakytų, aš tikras ignalinietis, aš jau moku slidinėti. Tai va tokia mūsų akcija, kuri tęsis visą žiemą. Ir manau, kad jeigu mums tai pavyks šitą akciją, mes tęsim ir su dviračiais. Lietuvos Žiemos sporto centre galite išsinuomoti kalnų bei lygumų slidinėjimo įrangą. Tai slides, batus, snieglentes. Suaugusiems slidžių ir batų nuoma valandai kainuoja 15 litų. Leidimas naudotis keltuvu valandai 12 litų. Jei nuomositės ilgesniam laikui, nuoma bus truputėlį pigesnė, taip pat taikomos nuolaidos vaikučiams. Jei prie centro nuomos punkto susidariusi eilė ar trūksta slidinėjimo inventoriaus, pamėginkite kreiptis į restorano Viešbučio Žuvėdra administraciją. Nors jie sportinį inventorių nuomoja dažniausiai viešbučio klientams, galite pamėginti ir jūs. Ir šiais metais pirmą sykį mes pradėjome nuomoti žiemos inventorių, tai kalnų slides, kuriuos šiuo metu turime apie 20 vienetų, bei lyguminių slidžių, turime 6 vienetus. Mes valandai nenuomojam, 2 valandom irgi nenuomojam, nes, kaip ir minėjau, pasikartosiu, kad šią paslaugą mes teikiam mūsų pagrindė gyventojams. Ir mes jiem nuomojam visai dienai, tai yra jie nuo ryto pasiima tas slides, gali slidinėti iš ryto, gali vakare ir tai kainuoja 50 litų. Grįžkime į Lietuvos Žiemos sporto centrą. Kadangi savaitgaliais čia žmonių privažiuoja tikrai nemažai, kuriomis dienomis mūsų miesto žmonėms geriausia būtų atvykti paslidinėti, kokiu metu būna mažiausiai žmonių ir trumpiausios eilės. Aš manau, kad truputį gaila, kad šiuo metu dar apšviestų trasų neturime, bet jau dienos jau ilgėja ir manau, kad jau nuo vasario 1 bus galima ir po darbo valandų ateiti, va čia stadione paslidinėti ir galbūt ant ežero jau dienos ilgėja. O šiaip tai gali kiekvieną dieną atvykti ir kada kam paranku, juk yra žmonių, kurie ir pamaininį darbą dirba, reikia tik noro. Be abejo, ateit eilės mažesnės yra prastomis dienomis, bet manau, kad ir savaitgaliais daugiau eilės yra, jeigu žmonės tikrai paskambins, susisakys tą inventorių ir kalba eina apie kalnų slidinėjimą, daugiau problemos yra, kadangi iš visos Lietuvos žmonės tiesiog plūsta, o apie lyguminį slidinėjimą inventorių tai mažiau eilių reiškia ir galima sutart. O jei žmogus norėtų savaitgalį ateiti, kelintą valandą reikėtų atvykti pas jūs, kad nebūtų eilių, bet jau veiktų keltuvai ir nereikėtų laukti ilgai? Šiaip savaitgaliais ir visas centro veikla prasideda 9 valandą. Mes į darbą atvykstame 8, kaip visados, ir jau atveriam nuomos punkto duris, taip pat keltuvai pradeda suktis 9 valandą. O eilinėmis dienomis tai 11 valandą. O kas liečia slidinėjimą, tai čia, sakau, labai individualiai. Mūsų centro kolektyvas nėra toks, kad nusistatęs ten būtinai biurokratiškai, kad ten jau, jeigu ar paskambins ar reikia, tikrai ir ateisim, galų galiai ir anksčiau ir atversim duris, tegul tik tai užsideda slides ir džiaugsimės, kad žmogus slidinėja. Pirmiausia, tai reikia turėti norą ir vieną sykį pasakyti, tau tikrai aš išmoksiu slidinėti, aš noriu gyventi sveikai ir nereikės tada varstyti duris ligoninių ir poliklinikų. Tai mano toks palinkėjimas ignaliniečiams. Kol dar spaudžia šaltukas,
Išnaudokime gamtos mums suteiktas dovanas ir atvykime paslidinėti. Taigi sausio 23 dieną nuo 14 val. Laukiame visų Snaigės žygyje. Šalia Palūšės tyvuliuojančiame Lūšių ežere, kaip ir pernai, šią savaitę pradėtos gaudyti agurkais kvepiančios žuvys ežerinės stintelės. Nors žvejota po ilgesnės pertraukos, tačiau ir pernai, ir šiemet žvejai džiaugiasi gausiais laimikiais. Ežerinė stintelė giliuose ir šaltuose Aukštaitijos ežeruose sutinkama stintos gėlavandenė forma. Ši žuvis kur kas mažesnė nei Baltijos jūroje ir į ją įtekančių upių žiotyse žvejojama europinė stinta. Tačiau Aukštaitijos žvejai jos pernelyg neaukština. Pasak leidimą gaudyti stintelę Lūšių ir kituose Aukštaitijos nacionalinio parko ežeruose gavusio verslininko iš Švenčionių rajono Kaltanėnų miestelio Sigito Pelėdos, stintelė yra skani žuvis, bet kas keli metai ją būtina išgaudyti. Kitaip jis sunaikina viską, ką randa savo kelyje, nes stintelė minta kitų žuvų ikrais ir mailiumi. Beje, nors šios žuvies lygiai prieš metus buvo pagauta ne viena tona, stintelių Lūšiuose ir vėl knibždėte knibžda. Ta paliudija ir pirmieji 15 žvejų brigados šiųmetės žūklės bandymai. Pasinaudojant senovinių žvejybos būdų, kuomet du į skirtingas pusės po ledu nutiesti tinklai susukami vadinamąją bobą, šią savaitę stinteles pradėjusiems gaudyti žvejams jau pirmojų mėginimų pavyko ištraukti per 200 kg šių maždaug 10 cm dydžio žuvelių. Praėjusį trečiadienį, kuomet Palūšėje lankėmės ir mes, žūklė buvo dar sėkmingesnė. Anksti ryte ištiesę tinklus po kelių valandų dviejomis apie 200 metrų ilgio tinklų rankovėmis į pagrindinę eketę žvejai buvo privilioję jau beveik pustonį stintelių. Šviežių agurkų kvapas kaip mat pasklido beveik po visą Palūšę. Na, o kol smalsuoliai varvino seilę, stebėdami netokį jau dažną reginį apie stinteles ir jų gaudymo ypatumus šnektelėjome su Palūšėje gyvenančių žvejybos veteranu Stanislovu Rasteniu, kurį verslininkai ir šiemet pasamdė kaip bene vienintelį mūsų kraštuose stintelių žūklės žinovą. Šiandien dėdė matom ir vėl su žvejais ant plaučių gaudot žuvis. Kaip šiemet stintelės eina? Nu, da, kaip sakant, labai negali pasakyti priekin laiką, bet jau prašau, vakar truputį pasirodė, šiandien daugiau, vis tik tai jau šestas yra. Jūs sakot, pasirodė, čia nuo ko labiausiai priklauso tas stintelių prigaudymas? Nuo oro, nuo jų paplitimo, gal jos ten kažkur dugne? Kas labiausiai lemia, kad laimikis geras būtų? Dabar yra, jų nebegaudė, tai jų yra masiškai, reikia jos gaudyti. O kas yra, už tai taip ir neblogai išeina. Praeitais metais sugavom neblogai, man atrodo, kad šiais metais dar turės tas būti. Tai pagal jūs išeina, kad šitą žuvį kuo dažniau gaudysi, tuo jos bus daugiau? Plantoną to yra pas jas. Ir anas auga tada geriau, jeigu jų mažiau. O jeigu jų daug bus, smulkesnės bus. Bet dabargi kiekiai tai netokie ir maži. Vakar apie porą šimtų, o šiandien vienu traukimu vos nepūstanį sugavot. Ar jų liks kitiem metam? Jų liks. Už tai, kad tokia čia žuvis yra, kurio tonais gaudama. Kaip ir anksčiau gaudėm, taip kad jau čia yra. Tokis ežeras didelis ir jų yra čia. Reikia jos gaudyti. Aplinkiniuose ežeruos irgi galima jų pagauti? Nu, yra aplinkinios, pavyzdžiui, Šakarvuosi yra, Asalnai, bet jau mažiau yra. Kur didesniai plotai, didesnis gylys, tai jos į laikas. Už tai, kad čia irgi dabar, kai žiūrim sokalotais, tai nuo 20 metrų jos tik tai yra. O jau mažiau jau jų nėra, jos, reiškia, tokios gilumosi būna. Reiškia, gilumą mėgstančią žuvys. Jo, čia jau gilumų mėgsta šitas. Dar sakykit toks klausimas. Paprastai pavasarį Kuršių mariose, Nemune, ten jau netoli jūros, gaudo stintas. Tai stintas visi vadina pavasario pranašais. Ar stinteles galima vadinti irgi jau, kad tuoj bus pavasaris? Ne, ant šitą negalima. Čia pas mus, matai, meškerėm jos nesigauda. Matyti, kaip su meškerėm gaudas, gal jau jie turi patyrimą. Čia pas mus meškerėm nesigauda. Bet šiaip tai
tada tik pavasaris būna, kai aš prisimenu, gaudydavom, gaudas stintas, tik žiūrėsi, pametė gaudytis. Gaudas stintelas, tik tai vaikai jau prasideda tokios labai smulkios, jau tada viskas pavasaris. Jos kyla viršun, jos pradės, reiškia, nerštiet, kada vanduo pabėga, o dabar tai ne, dabar jos gan žemai stojo prie dugno maždaug. Tai va šitas gaudymas tai reiškia, kad pats viduržiemis dabar. Taip, da, viduržiemis pats. Kartu su stintelėmis šiemet žvejai Lūšių ežere pagauna palyginti nemažai ir kitokių rūšių žuvies. Vienu traukimu kartu su agurkais kvepinčiomis žuvelėmis į tinklus papuola ir kelios dešimtys kilogramų seliavos, didštinčių bei kitų žuvų. Tai rodo, jog senasis Palūšės žvejas Stanislovas Rastenis teisus visus 100%. Kuo dažniau gaudysi stinteles, tuo daugiau ežeruose bus ne tik šios rūšies, bet ir kitų žuvų. Na, o žvejybą Lūšių ežere jau ne pirmus metus organizuojantį Švenčionių rajono verslininkas Sigitas Pelėda tikino, jog dėl produkcijos realizavimo, kaip ir ankstesniais metais, problemų neturėtų būti. Didesnė stintelių dalis iškeliaus į šalies didmiesčius, tačiau šio savotiško skanėsto bet kuris panorėjęs šiomis dienomis gali įsigyti ir vietoje. Čia žvejai ją pardavinėja po maždaug 7 litus už kilogramą. Tad jei ant Lūšių ežero pamatysite būrį vyrų, sukančių vadinamasias bobas ir traukiančių tinklus, galite trumpam prie jų stabtelėti. Nė karto šio proceso nemačiusiam, stintelių gaudymas bus puikus pramoginis reginys. Čia pat agurkais kvepinčios žuvies galėsite ir įsigyti. Stintelę žvejai Palūšės ir Meironių apylinkėse žada gaudyti iki vasario 1 dienos. Sausio 11 dieną Ignalinos Laisvės aikštėje buvo nupuošta didžioji miesto eglė, o kultūros centro kieme vaikai atsisveikino su eglutėmis. Nuo seno įprasta, kad po 3 karalių eglutės nupuošiamos, o kad jos nesimėtytų gatvėse, gražia tradicija tapo organizuoti atsisveikinimą ir prideramai išlydėti namus bei įstaigas puošusias ir mus džiuginusias žalias kares. Taigi šventės baigėsi ir dėl to truputėlį liūdna. Atsisveikinimo su eglutėmis popietė Ignalinoje, kaip visada, vyko prie kultūros centro. Čia apsilankė pati teta Žiema, dabar ypač gražiai karaliaujanti, o kartu su ja vaikus linksmino nykštukai ir šalčio neišsigandę šokėjai negriukai. Šiemet eglučių rinkėjai nebuvo tokie aktyvūs, tačiau visgi kelios grupelės draugų sunešė gatvėse surastas eglutes. Vieni berniukai matyt labai stengėsi eglučių ieškoti ir vos į šventės pabaigą suspėjo, tačiau jie kaip tik ir tapo nugalėtojais. Eglutės buvo suskaičiuotos ir paskelbti rezultatai. Iš viso surinkta 26. 3 draugai, Mantas, Gytis ir Marius atnešė 13, Gabrielė Auksė, Indrė, Rūta ir Sonata 6, Monika, Raminta, Akvilė 5 eglutes. Vaikams už atliktą darbą padėkojo ir dovanas įteikė Ignalinos miesto seniūnas Valentinas Trumbutis. 3 komandos gavo po saldų pyragą, kiti vaikai knygas. Eglutės buvo sukrautos į sunkvežimį ir išvežtos dar kartą, nors trumpam pasitarnauti žmonėms ir sušildyti jų būstus. Na, o vaikai nuo šaltuko gynėsi šokdami. Sausio 14 dieną Ignalinos muzikos mokykloje vyko tradicinio Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso dainų dainelė rajoninis etapas. Muzika yra ore, muzika yra visur, pasaulis yra jos pilnas. Ir tu paprasčiausiai pasiimi tiek, kiek tau reikia. O daina tarsi paukštis. Vienas jos sparnas melodija, antras eilės. Jei abudu sparnai yra stiprūs, paukštis pakyla aukštai ir skrenda toli. Daug metų plasnoja dainų dainelė per Lietuvą, surinkdama didelį pulką dainorėlių, suteikdama džiaugsmo, didelių vilčių, jaudulio, nerimo, svajonių apie didžiąją sceną, o kartais ir nusivylimo.
Tokiais žodžiais prasidėjo tradiciniu tapusio Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso dainų dainelė rajoninis etapas. Sausio 14-ąją nuo ankstyvo ryto Ignalinos muzikos mokykloje klegėjo kaip niekada daug vaikų. Vieni stovėjo susikaupę koridoriuose, kiti klasėse prieš konkursą lavino balsus, treti nekantraudami ieškojo vietos žiūrovų salėje. Šiemet rajoninėme etape dalyvavo net 67 dalyviai, iš jų 13 solistų, 4 duetai ir 6 ansambliai, iš Ignalinos mokyklos darželio Šaltinėlis, Česlovo Kudabos pagrindinės, Ignalinos muzikos, Didžiasalio Ryto vidurinės bei Dūkšto vidurinės mokyklų, taip pat iš Ignalinos rajono bei Vidiškių gimnazijų. Vaikų šventei ruošė net 10 pedagogų. Sveikindama susirinkusiosius, Ignalinos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė linkėjo jauniesiems dainininkams pamiršti, kad dainų dainelė yra konkursas ir dalyvauti, tarsi tai būtų didžiulė šventė, kurioje kiekvienas gali pasirodyti ir pasidžiaugti, kad sėkmingai tobulėja ir žengia pirmyn. Šventė trukusi apie 3 valandas neprailgo. Dalyviai keitė vienas kitą, skambėjo vis naujos ir viena už kitą gražesnės dainos, kurias vertino autoritetinga komisija, sudaryta iš geriausių rajono pedagogų. Kaip bebūtų gaila, į tolimesnį zoninį konkurso turą jiems teko išrinkti tik 5 dalyvius, kitiems tuo tarpu nusiminti neverta, juk tai reiškia, kad dar yra kur tobulėti, dar yra ko siekti. Nuo vasario 4-ąją Visagine vyksiančiame zoninėme konkurso etape mūsų rajonui atstovaus mokytojos Vidos Ksenzovienės paruošti vaikai, tai 6-metis Matas Kovalevskis ir 10-12 metų vaikų ansamblis Pumpurėliai, 11 metų Lukas Paukštė, kurį paruošė Aldona Čeponienė, 13-metė Birutės Paukštienės auklėtinė Monika Nepaitė ir 16-metis Edgaras Davidovičius, kurį konkursui rengė Anastazija Židanavičienė. Linkime mūsų dainorėliams sėkmės ir laukiame sugrįžtant su aukštais įvertinimais. Šiandien tiek atsisveikiname iki kito sekmadienio, likite sveiki.